Labą dieną, bandysime spręsti kvadratinės lygtis iškeldami dvinario kvadratą. Tai visų pirma pradėsiu nuo A, pasirinksiu tai pratime A. Ką reikia padaryti, tai pasižiūrėti, koks yra koeficientas C, tai minus 14, aš tokį greičiausią būdą rodau. Ir iš minus 14 pasižiūrėti, į kokius daugiklius jis išskaidus. Tai galima skaidyti į 2 kart 7 ir 1 kart 14. Daugiau neįmanoma surasti jokių porų, tai pasižiūrėti, kurios iš šių porų skaitmenų susideda į 5. Tai aš matau, kad naudojant 2 ir 7 aš galiu sukombinuoti 5. Tai būtent iš tos poros, jeigu aš paimsiu 7 minus 2, gausime 5, kas sutampa su mūsų viduriniu nariu. Ir tam, kad išskaidyti daugikliais, mes tiesiog atidarome skliaustelius. Ir gauname, kad, aišku, turim užpildyti x-us abiejose skliausteliuose. Ir šios skaitmenys tiesiog surašom į kiekvieną skliaustelę. Tai pirmas skliaustelis būna x plus 5, antrasis skliaustelis x minus 2. Ir aišku, čia kvadratinė lygtis, jinai lygi 0, tai tiesiog suskliaudėme į skliaustelius. Dabar kokie šios lygties pridėtiniai, tai lygtis sanduga bus lygi 0, tada kaip vienas iš dauginamųjų bus lygus 0. Tai arba x tada turi būti x plus 5 lygu 0, tai šitą pirmas skliaustelis bus tada, kai x lygu minus 5, antrasis skliaustelis bus lygus 0, kai x lygus 2. Tai čia bus pratimas, sprendžiant išskaidant dauginamaisiais. Dabar ką daryti, jeigu a nelygus 1, tai panašus metodas, tik tai šiek tiek keletas daugiau žingsnelių bus. Tai aš tiesiog čia parodysiu kaip B pratime, kai koeficientas a nelygus 1, tai mes turime susidauginti koeficientus a kart c. Tai šiuo atveju a kart c mes sudauginame 2 kart vienetas, mes sudauginam 2 kart 1, 2 ir naudojam lygiai tą patį metodą. Tada žiūrim, kokius 2 skaitmenius aš, jeigu išskaidysiu 2 dauginamaisiais, tai tik vienas būdas 1 kart 2 ir pažiūrėti, kaip man galima juos sukombinuoti į vidurinį skaičių, į 3. Tai imant šią porą, žinau, kad 1 plus 2 yra lygu 3. Tai viskas tvarkoj. Mes žinome, kad turėsime išskaidyti B narį į 1 ir 2. Tai gerai, tai dabar tada skaidau. Pirmąjį narį palieku toks, koks yra, tai 2x kvadratu. Tačiau vietoj 3x aš skaidau į būtent šios skaičius. Tai plus 1x, tai plus 1x ir plus 2x. Tai mano šitas narys, kur buvo 3x, aš jį tiesiog išskaidau į plus x ir plus 2x. Ir ko trūksta, dar man prisirašyti plus 1, kadangi tas 1 niekur nedingo. Ir aišku lygu 0. Sekantis veiksmas, dabar išsiskaidyti į šį reiškinį į 2 atskirus blokus. Ir parašyti į skliaustelius pirmąjį bloką ir antrąjį. Mes turim parašyti jos kaip į skliaustelius kiekvieną. Tai turim pirmam bloke iškeliam x ir skliausteliuose turim tada 2x plus jau x būna iškeltas, tai plus 1. Dabar pridedame antrąjį bloką,
Tai antrajame bloke nieko, kadangi negalim iškelti, aš tiesiog iškeliu kaip vienetas padauginta iš 2x plus 1. Tai dabar turime išskaidytus abu du blokus, tai žiūrim, kad bendras skliaustelis, tai tas skliaustelis, jeigu sutampa 2x plus 1 ir 2x plus 1 sutampa, tai mes galim tą skliaustelį iškelti dar kartą į prieš skliaustelį. Tai aš tiesiog iškeliu tą 2x plus 1, 2x plus 1 tą skliaustelį iškeliu ir į skliaustelius kas lieka, tai x lieka ir plus 1. Tai aš tiesiog atidarau skliaustelį ir rašau x plus 1 ir išskaidžiau antrąją lygtį dauginamaisiais. Tai aišku lygu 0. Ir iš to sprendiniai, tai arba iš pirmo skliaustelio mes gauname 2x plus 1 turi būti lygu 0, tai x tada turi būti lygus minus 1 antrajai iš antrojo skliaustelio. Jeigu lyginsime, kas jis 0, tai x plus 1 bus lygus 0, tada kai x bus lygus minus 1. Tai čia tokie sprendiniai x minus 1 antrai ir x lygus minus 1. Pabandysiu išspręsti dar vieną pratimą, tai c. Vėlgi matome a nelygu 0, tai man reikia susidauginti. Jeigu a nelygu 0, čia pamiršau nubraukti, kai a nelygu 1. Tai kai a nelygu 1, mes turim susidauginti a kart c. Gauname 10 kart minus vienetas lygu minus 10. Ir ką mums tai signalizuoja, kad kaip išskaidysime poromis, sakykime, išskaidau poromis dešimtukai 2 kart 5 arba 1 kart 10. Ką tas minusas signalizuoja, kad vienas iš dauginamųjų bus neigiamas, kitas bus teigiamas. Tai dabar žiūriu, kaip man sukombinuoti minus 3, naudojant dvejetą ir penketą. Tai aišku, tam, kad gauti minus 3, naudojant būtent šios skaitmenys 2 ir 5, aš turiu daryti 2 minus 5 lygu minus 3. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai aš išskaidysiu tą vidurinį narį, aš turėsiu imti dvejetą teigiamą, penketą neigiamą. Taigi dabar išskaidau tada, tai 10x kvadratu lieka, tai 10x kvadratu lieka. Vietoj minus trejetą aš išsiskaidau į plus 2x ir minus 5x pabrauks. Tai ką padariau? Vietoj to minus 3x aš jį išskaidau į minus, tai yra 2x ir minus 5x. Niekas nepasikeitęs, tiesiog šis veiksmas reikalingas tam, kad išskaidyti daugiklis. Ir kas lieka? Perrašau minus vienetą perrašau ir visą tai bus lygu 0. Aš tiesiog pasidarau savo vietas, kur spręsiu. Gerai, ir vėlgi lygiai tas pats. Išskaidome į 2 blokus. Tai vienas blokas yra pradžioj, čia mano pirmas blokas, ir antrą bloką mes abu už lygybės 0 nereikėjo. Tai dabar pirmajam blokė, jeigu aš išskaidysiu daugikliais, tai tiesiog iškeliu 2x prieš skliaustelius. Tai žiūrim, ką galim. Tai galime dvejetą iškelti, tai iškeliam dvejetą ir x iškeliam prieš skliaustelius. Skliausteliuose tada lieka 5x plus 1. Tada iš antrojo bloko, irgi jeigu penketas 1 neturi jokių, tai aš galiu iškelti tiesiog minusą iškelti prieš skliaustelius. Aš iškeliu minus vienetas ir 5x, tada jau ženklai būtų ir 5x ir vienetas jie pasidaro teigiamai. Tai 5x plus 1 lygu 0. Ir vėlgi lygiai tas pats principas. Matome, kad
matome, kad 5x, tas 5x plus 1 skliaustelis yra bendras, tai tiesiog iškeliame vėl prieš skliaustelius, tai 5x plus 1, kitas skliaustelis bus, kas lieka, tai užpildom antras skliaustelį, tai išlieka 2x, taip, ir minus 1, tai ir minus vienetas lygu 0. Ir vėlgi lygiai tas pats principas, aš šiek tiek pasidarysiu savo daugiau vietos. Lygiai tas pats principas, tai arba pirmasis skliaustelis turi būti lygus 0, tai pirmasis skliaustelis bus lygus 0 tada, kaip x lygus minus 1/5, arba antrasis skliaustelis turi būti lygus 0, tai antrasis skliaustelis bus lygus 0, kaip x lygus 1/2. Dar tada paimsiu paskutinį uždavinį. Nežinau, čia man leis jį pasidėti, palauk sekundėlę, aš tada pasidarysiu savo daugiau vietos, kad turėčiau. Daug. Taip. Ir paskutinysis uždavinys. Tai gal užteks vietos čia. Tai turime 2x kvadratu plus 3 plus x minus 3 lygu 0. Vėlgi a nelygus 1, tai a nelygus 1, tai pirmas veiksmas susidauginame a ir c koeficientus. Tai a ir c koeficientus susidauginam, turėsime 2 kart minus 3 lygu minus 6. Gerai? Dabar iš tų vėl ką tai signalizuoja, jeigu gaunam neigiamą, tai vadinasi mūsų skaitmenys, kuriais turės turėti skirtingus ženklus. Tai dabar kaip galiu 6 išskaidyti, tai 1 kart 6. Ir matome, kad 1 ir 6 negalime sukombinuoti į priekį vieneto. Sekantis bus 2 kart 3. Tai 2 kart 3 ar galime sukombinuoti vienetą, tai galima matyti, kad 3 minus 2 lygu 1. Tai iš to išeina, jeigu šitos skaičius naudosime, mes galime matyti, kad 3 minus 2 lygu 1, tai mes gavome būdą kaip išskaidyti. Tai dabar vėlgi pirmasis narys 2x kvadratu perrašau, vietoj x aš išskaidau jį į plus 3x ir minus 2x, tai 3x minus 2 jisai vis tiek susiprastins, tai aš tiesiog atprastinu jis. Minus 3 perrašom lygu 0 ir šiek tiek pasistumsiu žemiau. Pasistumsim žemiau ir turime vėlgi tos pačius du blokus, tai aš pasiemu pirmą bloką ir antrąjį bloką mes jos turėsime išskaidyti į skliaustelius. Tai pirmajam bloke mes iškeliame prieš skliaustelius x ir skliausteliuose lieka 2x plus 3. Antrame bloke, kadangi būtų neigiama, aš tiesiog iškeliu minus vienetą prieš skliaustelius. Ir skliausteliai tampa 2x plus 3. Kodėl aš iškeliu tą vienetą, kadangi man reikės pasidaryti 2 skliaustelius ir kad tie skliausteliai būtų vienodi. Tai aš iškeliu skliaustelį prieš skliaustelį, gaunu 2x plus 3. tą skliaustelį iškeliu prieš skliaustelį, kadangi jisai bendras.
Ir sekantis skliaustelis tada lieka iš likusių narių, tai x ir minus vienetas. Tai x minus vienetas lygus 0. Ir dabar pirmasis skliaustelis bus 0 tada, kaip x bus lygus minus 3 antrosiam. Ir antrasis bus lygus 0, kaip x lygus vienetui. Taip, ir turbūt viskas. Dabar bandysiu atzoominti, kad matytųsi visi tie uždaviniai. Ir taip, turim A, B, C, D. Tai tiek. Dėkui.